pradėsime diskusijų sekciją apie ekonomiką ir finansus. Tai džiugu, kad teko profesą moderuoti, tai aš dabar pakviesiu tie, kurie savo mintis dėstys. Tai į sceną kviečiu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentą Andrių Romanovskį, ILTE vadovą Dainių Vilčicką, ESA vadovą Nacionalinio įrašymo, ir Lukas Dar vieną kėlę turime, kas norėjo. Tai, kaip žinia, Žemaitija 035, mūsų misija apie šitus dalykus. Regionai, investicijos, kapitalo prieiga. Norėčiau pradėti nuo rinkos. Kiek aktyviai jūs veikiate regionas ir kaip matote Žemaitiją kaip tą besivystantį regioną, kuris turėtų traukti kapitalą čia? Sveiki, smagu būti čia. Ir čia jau trečias išvažiavimas regionus ir panašias temas diskutuojant. Tai ILTE yra Nacionalinis Lietuvos bankas, kam dar šiek tiek priminti, vis dar išgirstam, kad trūksta žinių ir supratimo. Tai ILTE teikia finansavimą ir investicijas įmonėms, nesvarbu kokios stadijos, ar didelės ir mažos, ar tik įsteigtos, ar jau senai veikiančios. Ir kaip bendradarbiauja su visais komerciniais bankais Kredito unijom, kad jie lygiai taip pat skolintų ir padėtų verslams gauti reikalingas lėšas veiklai plėstis. Dabar kalbant apie pačią ILTE, kaip mes matom regionus, tai istoriškai ILTE buvo įsteigusi Vilniuje ir pagrindinis ofisas yra Vilniuje. Bet Lietuva yra didesnė negu Vilnius ir mes tą įsivardinę savo pradėjome aktyviau važiuoti į regionus. Šiais metais ILTE's komanda apie 90 išvykų po visą regioną turi ir per įvairius Lietuvos miestus važiuoja ir kviečia vietoje veikiančias įmonės ar ūkininkus atvažiuoti ir pasikalbėti apie tai, kokio finansavimo reikėtų, pasakojame apie savo turimas paslaugas ir aktyviai kviečiam aplikuoti ir naudotis tais įstatymus, kurie yra sukurti. Pas ILTE yra nemaža suma lėšų, kuri yra kaip ir atidėta to finansavimo teikimui, tai mūsų norėtųsi, kad tos lėšos greičiau pasiektų įmonės. Ir mes aktyviai kalbam apie tai, bet ir norim aktyvumo iš pačių įmonių ir raginam drąsiau ateiti ir pasidomėti ir drąsiau aplikuoti. Tai yra dabar dar konkretizuojant, tai Žemaitija yra vienas iš svarbių Lietuvos regionų ir žiūrint į tai, kokius mes čia verslus matom ir kas tas mus kreipiasi, tai vėlgi tradiciškai žiūrint gal ir tą svetų vakarų Lietuvą, tai matom ir daug verslų, kurie ateina su nedidelių sumų paraiškomis, bet matom ir didelių verslų iš laisvų ekonominių zonų, iš Akmenės, iš Klaipėdos, kurie pas mus aplikuoja ir kurie nori gauti finansavimą. Tai tų paraiškų visą gali būti daugiau, bet iliustruojant konkrečiais skaičiais, tai per šios metus ILTE skolinimo apimtis apie 3 kartus padidins. Jeigu praėjus metais buvo apie 450 milijonų, tai šių metų skaičius sieks 1,2–1,3 milijardo pinigų suteiktų įvairiomis formomis. Ir kitie metam, dabar jau įdėliojant tos skaičius, tai matom, kad sieks apie 1,6, galbūt 1,8 milijardo naujo finansavimo. Tai tie pinigai, kurie pasiekia ekonomiką, jie dirba ir jie multiplikuojasi. ILTE, ką dar svarbu labai pasakyti, ILTE yra organizacija, kurie nekonkuruoja su bankais ir tos lėšos yra ne paskolos suteiktos neperimant iš bankų klientus, bet šalia bankinio finansavimo papildant. Tai bendroji sumoje su komerciniais bankais visai reikšminga suma lėšų įlieja į naujai ekonominės, tai šitų per 5–6 milijardų bendroji suma gaunasi. Tai tos lėšos pasiekia. Ir man tai pagrindinis dalykas, ką kitos regionas norisi aktyvumo iš pačių verslo įmonių domėtis, nes tų instrumentų yra daug ir visokių. Pas mus dalis instrumentų netgi yra atskirti sostiniai ir nesostiniai.
tai sostinės regiono įmonėms sąlygos yra blogesnės, ne sostinės regiono įmonėms sąlygos yra patrauklesnės tiek skolinimo prasme, tiek terminų ar gal netgi ir palūkanų. Tai va tiek iš mūsų susikalbų. Praktinis patarimas, tai sakykime, klausantiems žmonėms, kur kreipsis į įstaigą, kad gautų pinigų iš tavo plano. Tai parašas mes visada priminėjom mūsų internetinį puslapį www.elite.lt ir ten yra įvairios programos. Bet istoriškai programų yra daug, žinoma, kad gali būti sudėtinga tarp jų atsirinkti, tai mes visada visus kviečiam pasiskambinti ir pasikonsultuoti. Ir ateityje tos programos bus labiau sugrupuotos pagal įmonės poreikius ar įmonės stadiją. Tai jauna įmonė, tai vienos programos ar reikia transformuoti veiklą, pažalinti, padaryti tvaresnę, efektyvesnę, našesnę, ar skaitmenizuoti, tai bus atskiros programos. Ir taip toliau. Tai visada galima skambinti, mes mielai konsultuojam ir bandom proaktyviai padėti ir iš taip susiorientuoti. Andriau, Žemaitija, regionas, Lietuvos verslo konfederacija vienija daug verslų, kiek tu iš 2000? Daugiau. Tai kiek aktyvus yra regionas, tai jungiantis į organizacijas ir atstovaujant savo interesus? Neaktyvus. Ir tai yra susiję, aišku, gal taip susiklostė, kad mūsų tas visas verslo atstovavimas daugiausiai yra, jeigu mes kalbame apie reguliavimą, kaip tik šiandien girdėjau diskusiją vienam ratelį apie paprastesnę mokesčių sistemą, ar galima būtų palengvinti panašiai, tai dažniausiai visi šitie tokie globalų dalykai vyksta tam Vilniaus burbule, aš sakyčiau, netgi Kaunas, jeigu žiūrėtume, kaip mes, kada yra tas noras įtakoti, dalyvauti nacionalinį teisėkūrui, ta riba ties Vilnium baigtis. Gal taip yra susiklostę, kad tu visą laiką, kada arčiau valdžios esi daugiau tam burbulė verti, bet kuo toliau eini į regionus, tuo tas aktyvumas yra mažesnis. Ir gal dėl to, kad regionuose žmonės yra labiau kažkuria prasme įsigyvenę savo tokias kasdienės problemas, kurios daugeliu atveju yra paprastesnės, negu mes ten diskutuojame kažkokių mokesčių reformą, darbo kodeksų, socialinius modelius ir panašiai. Tai sakyčiau taip, nes regionuose aktyviausia organizacijų prekybė, reikia pasakyti, yra tikriausiai prekybos pramonės ir amatų rūmai, kurie dengia per penkias apskritis, bet jų veikla labiau orientuota tokia į vidinės bendruomenės telkimą ir jos stiprinimą. Ir kada mes kalbame apie tos nacionalinius klausimus, tai aš sakyčiau, net prisipažinsiu, mums dažnu atveju gal neatstiksta kartais žinių, nes tas supratimas mūsų vėl iš kažkokio tam tikro specifinio burbulo, kuris ateina. Dabar kalbant apie Žemaitiją, aš tai sakyčiau, visą laiką yra toks iššūkis, nes tos sąvokos, aš specialiai prieš važiuodamas pasižiūrėjau, Žemaitija yra etnografinis regionas suskirstymas, yra toksai, mes jį turime aišku suvokimą, bet jis nėra kažkoks ekonominis vienetas. Kažkiek tai ekonominis vienetas yra apskritis, bet vėlgi žiūrėjau irgi Telšių apskritis ir ten sakoma, Telšių apskritis, labai augo BVP, ten sakau, Telšių apskritis, tik čia ordinas yra, ir ten sako, jeigu ordiną išimsi, tai tie skaičiai bus neįs. Iš tikrųjų, tai yra tokia tam tikra problema, kad mes tokiam savokom operuojam, kurie sumeta visus į vieną katilą ir tam vienam katile visiems yra pakankamai sudėtinga ir tada ten mes nematom tikro vaizdo. Dar sudėtingiau yra tai, kad kiekviena savivaldybė savotiškai dažnu atveju yra tokia konkurentė tarpusavy, ar mes švietimą įmame, ar bet kokius klausimus, energetika ir panašiai. Tai vėlgi tokia konkurencija, jinai tokia kanibalizuojanti, nes tu supranti, jeigu tu imtum kokią nors Kelmę, Plungę, Skuodą, Rietavą, Raseinius, pakankamai didelės savivaldybės ir jeigu jos visos tarpusavy, kad investicijų pritraukimo klausimais konkuruotų, arba gal ir konkuruoja praktiškai, tai jų šansas išgyvenimo yra gerokai mažesnis, lyginant su to pačiu Kauno rajonu. Pavyzdžiui, Kauno rajonas, kuris labai yra puikus pavyzdys, mes šiais metais įvertinam Kauno rajoną. Beje, transformacija buvo prieš 5 metus įvertinusi Plungės savivaldybę dėl siekio sukurti savo laisvą ekonominę zoną. Ir žinau, čia vienas iš tokių projektų,
kuris yra labai svarbus, bet Kauno rajonas labai gerai pasinaudojo tokio buvimo aplink didelį miestą ir atrodo, niekas nežino, kas yra Kauno rajonas. Sunku net apibrėžti, jo, kaip kažką didelį. Bet jeigu pažiūrėtume ten ekonominis aktyvumas, tai ten yra vienas stambiausių Lietuvos įmonių. Kaip aš girdau, kas Lezė dirba, aš buvau pats šokiruotas. Jo nuo Kikos, kuri tam dabar kaip tik paleido šitą pašarų maisto, kažkokie 800 darbuotojų dirba. Cechą iki gintarinės vaistinės didžiausio logistinio hubo, kuris yra moderniausias Baltijos šalis. Ir vėl tu supranti, kad tai yra susiję ne tik vien dėl to, kad jie turi kažkokią ten geografinę vietą, bet ir kaip savivalda dirba, kaip jie kooperuojasi. Ir galiausiai labai svarbus dalykai, tai yra tie mokestiniai, visos tos valstybės paskatos. Tai vat Lezai yra tikriausiai viena ta geresnė paskatų ir mes turim tikriausiai gerų pavyzdžių, bet vėlgi, va čionais to tikriausiai iš regiono aktyvumas daugiausiai ne iš verslo bendrovės, aš sakyčiau, ne, labai jaučiasi, nepriklausomai kokiai politiniai partijai priklauso, tai va jie turi, merai turi tam tikro tokio gero lietuviško ūkiškumo geno, kuris judina dalykus. Ir dar šiandien su Plungės meru diskutavom, kaip išmušinėja ŠNŽT teigiamą pažymą dėl kažkokio projekto, kas buvo, man atrodo, juokinga, kaip taip gali būti, bet meras viskam turi specialistų ŠNŽT, kad išmušti sutikimą dėl kažkokio visiškai niekingo dalyko. Tai va, tai apibendrinant, tai to aktyvumo kažkiek tai pritrunka, bet gal tai yra savotiškai suprantamas dalykas, nes tai reikalauja laiko ir resursų žinoti. Tai toks aš. Lūkdami girdėjom, kad reikia aplenkti regionus Kauną. Ar galite pasiekti? Tai čia reikia pripažinti, kad šiandien Kauno regionas tikrai yra davęs labai gerą toną. Ir jeigu pasižiūrėsim į rezultatus ir perspektyvą, tikrai matosi, kad šiandien tai tampa, ne tik dėl jų proaktyvaus darbo, bet dėl daugybės objektų ir kitų aplinkybių. Tai yra centrinė dalis Lietuvos, tai yra visiškai koncentracija infrastruktūros mazgų, keliai, geležinkelis, oro uostas, visa tai yra labai tam tikros palankios aplinkybės, bet lygiai taip pat yra ir labai proaktyvus darbas ir auganti ekosistema kaip tokia. Tai be abejo, kad tolesnė plėtra bus, bet kur yra, ir aš sakyčiau, čia regionos pagrindinė žinutė ir gali būti pagrindinis butelio kakliukas, kalbant apie tai, kodėl tikrai galima pasivaržyti. Tai galima pasivaržyti didelę dalimi dėl to, kad ten, kur vyksta masinis plėtimasis naujų didelių investicinių projektų, ten visi supranta, kad bus daug sunkiau surasti naujų specialistų ir darbuotojų. Ir tuomet ta kova dar labiau suaštrėja. Taip kad, na, tikra prasme, atsiranda galimybė iš tikrųjų save teisingai susipozicionuoti ir, vis tiek, Žemaitijos forume. Tai šitas kraštas šiuo laikotarpiu turi tokias tris, sakyčiau, kertinės dalis, kurios sėkmingai juda į priekį. Pirma, Johanas užsiminė, kad jaučiasi, kad merai ir savivaldos, nepriklausomai teisingai pasakyti, nuo politinių partijų atstovavimo, yra labai proaktyvios, ne šiaip kažkurios srityse, bet būtent srityse kalbant apie naujų investicijų pritraukimą, apie norą čia kurti naujas darbo vietas. Ir tai nėra, tikrai reiškia savo pasakyti, ypatingai dažnas reiškinys savivaldos lygiu. Ir tai išskiria tam tikras savivaldybės, nes tu arba turi partnerį, merą, komandą, savivaldos tarybos narius, kurie proaktyviai ieško sprendimų, siūlo savo variantus ir patys inicijuoja tos pokalbius ir greitai reaguoja į galimybes, arba tu bandai stumti į kalną prieš srovę ir tai tampa tikrai labai sudėtingų procesų. Ir, sakyčiau, šitą jau tikrai šis kraštas turi. Antra, tai kas man pačiam labai simboliška ir čia grįžti, nes net pasižiūrėjau datas, kol pirmieji vietai kalbėjo šioje salėje, man atrodo, rugsėjo 9 dieną mes diskutavome ir Marius buvo lygiai taip pat, mes diskutavome apie pramonės parko kūrimą, kuomet buvo pristatoma studija, kurią tikrai savivalda puikiai pasirengė ir
rugsėjo 18 dieną, jeigu visi spėjo pasižiūrėti, mes spėjom pateikti, derinti būtent čia kuriamo pramonės parko dokumentus. Kitaip sakant, labai trumpo laiką sugebėjom susiderinti ir pastatyti ant bėgių tai, kas yra tikrai kritinė dalis, tai yra infrastruktūra. Bendras matymas, greitas požiūris į procedūrų atlikimą atvedė mus prie to, bet tikrai artimiausiu metu Plungėje taip pat esu tikras atsiras priimtas sprendimas, kad atsirastų pramonės parkas. Visai netoliuose telšiuose, vienu iš mano atveju paskutinių vyriausybės posėdį taip pat pavyko priimti sprendimą dėl ten naujo pramonės parko įkūrimo, pripažinimo valstybės svarbių projektų. Tai visą tai kūrė tą reikiamą infrastruktūrą, koncentraciją, kurioje iš tikrųjų galima matyti tai, kas didesnių mastų vyksta Kauno rajone jų laisvojo ekonomikos zona. Ir tikriausiai trečia dedamoji yra susijusi su tuo, kas yra orientuota į procedūras ir į greitį. Šiandien mes tikrai galim džiaugtis, kad Lietuva, kalbėdama globaliai, gali ramiai ir drąsiai šiandien sakyti, kad jeigu viena ar kita įmonė nori investuoti Europoje, nuo šių metų lapkričio mėnesio tikriausiai bus sunku surasti vietą, kur būtų galima greičiau atidaryti naują gamyklą, lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Procedūros trumpinamas iki 10 kartų. Tam tikrais atvejais nuo 2-3 metų iki 2-3 mėnesių. Ir visa tai neateina mūsų regiono, o būtent įgalina regionus konkuruoti lygiavertėmis sąlygomis, štai dėl tokių reikšmingų investicijų, kurios tikrai gali keisti visą regioninę tam tikrą ekonominę veiklą. Arnoldai, mes kai kalbam apie plėtrą ir kalbam apie investicijas, dažnai kalbame apie infrastruktūrą. Kiek energetikai pasirengė, kad regionuose būtų gyvybė ir fabrikai statytųsi? Šiaip labai geras klausimas. Klausydamas pašnekovų galvojau, kaipgi mes atliekam tam regioniškumui. Ir turbūt pirma žinutė būtų tokia, kad iš esmės Lietuva pati kaip šalis nėra didelė, tam, kad jinai dar būtų skaidoma į kažkokius regionus, jie būtų kažkokius specifiškai išvystyti. Taip, mes turime iš ankstesnių laikų, pramonės centrus, kurie buvo su didesnėmis galiomis, su geresnė situacija ir dabar tai yra išnaudojama arba jau išnaudota. Iš kitos pusės tai nereiškia, kad tas regionas, kuris iki tol buvo nepramoninis, jisai neturi jokių perspektyvų. Pagrindinis dalykas yra kiek reikia ir kada mus pasiekia informacija, kalbant iš infrastruktūros pusės, kada mes žinome, kad kažkas norės kažkur 150 MW galios kažkokiame pramonės parke, Leze arba kitoje vietoje. Tada, kada mes tai sužinome, kai jau, procedūros į pabaigą ir kažkas sako, gal dar elektros čia reikės, iš tikrųjų aš duoju šiek tiek šaržuoju. Taip nebūna, vis tiek vyksta projektavimas. Arba iš esmės bandoma jau užpildyti infrastruktūrą dėl tam tikrų, tarkim, kitų faktorių, kaip darbo jėga, patogumas, ryšiai įdėti dar, tarkim, kažkokį fabriką, kuriam arba gamyklą, kuriam reikės didelių galių. Akivaizdu, kad tai reikalauja ir laiko, ir investicijų. Šiandieną, kodėl aš tą regioniškumą taip išskiriu iš Giedrius, turbūt dar iš ko buvo pirmoje dalyje pavyzdys, apie tai, kad pagal iš Lietuvos banko vadovo, kad mes esame kajutė dideliame laive. Tai čia kaip šalis, tai dar skaidysimės į lovas, tai aukštis, dvi aukštis ir bandysime. Tai iš principo mes esame laive, kai mes pradedame kalbėti apie tai, kad, tarkim, šiandieną kažko Lietuvoje mums trūksta, tarkim, turime kabelių klausimą. Kodėl jį turime tokį? Todėl, kad visa Europa, mes kalbant apie pasaulį, kabeliuojasi. Ir mums su savo, 2,7–2,9 milijonų arba 1,9 milijono klientų atsistoti eilės priekyje šalia, kai yra Vokietija, kai yra kitos šalys ir sakyti mums čia labai reikia, nes prie Rietavo reikia kažką tai kabeliuoti. Tai taip nevyksta, vėl ieškai variantų, kaip tą padaryti, kaip būti su to užtikrinimu, bet esmė tame, kad mes esame globalios rinkos dalis ir tai, kas vyksta visame pasaulyje, tai įtakoja ir mūsų. Tai vėlgi,
iš regioniškumo pusės, dabar žiūrint iš kitos, tai tikrai labai svarbu tas aktyvumas, kad čia buvo paminėtos ir merų, ir savivaldos, ir parkų kūrimai, ir stengimasis atvesti tos investuotojus. Ir mane tikrai nuoširdžiai džiugina tie pavyzdžiai, kai merai ir važiuoja į kitas šalis ir tikrai užsiima ne kažkokių turizmų, bet ir žinau, kartu ir Investuok Lietuva komanda, kurie atsileidinėja, realiai rodo savo patrauklumą, nes, žinau, kad ta konkurencija yra didelė, tam laivė yra daug iš tų gali būti. Atsileidinėja, mūsų interesas labai paprastas. Būti pirmose eilėse, tada, kada tik prasideda pokalbis apie tai, kad galbūt šitoje vietoje statysime kažką, ir mums reikės kažkiek, tai gerai, suprantam, kad tiksliai dar nežinom, bet įvardykit skaičių, mes iš tai sudėrėti iš šnipų perspektyvos, ką ten reikia padaryti, iš kur čia galėtume priimti, ar tik mums reikės, ir gridų ir toliau, tam, kad nebūtumėm, kaip čia, follow the customer, kad galėtumėm kartu su, ir tą darom iš tikrųjų su visais stambiais klientais, ir su tais, kurie skambiai garsiai nuskambėjo, tai iš principo kas 2 savaitės vyksta periodiniai susitikimai, kur visa projekto komanda darinėja, kaip vyksta, kas vyksta, kur vyksta. Ir tie pokyčiai iš tikrųjų, žiūrėkit, tie, sakykime, taip skandalai, jie išeina į naudą. Žinau, tai yra toks posakis, kiekvienas apribojimas yra galimybės. Tai po tam tikrų skaudžių iškėlimo įvyksta greitų sprendimų priėmimas ir kur šiandieną mes turime tarkim puikiai išnaudotą infrastruktūros, reiškia kelių ir elektros, ir dabar jau dujų artimiausiu metu, tikiuosi, kad tai įvyks ir mes tada kaip šalis iš principo atrodom patraukliau, greičiau, efektyviau. Aš irgi praktinį klausimą turiu, nes kiek tenka dalyvauti regionuose ir įvairiuose diskusijose, visi kalba apie tai, kad reikia pritraukti investicijas, nes visi supranta, kad atėjus pinigams miesteliai pradeda gyvuoti ir gyventi. Ar gali šiandien Lietuvoje vis dar kurtis tos pramonės zonos taip lengvai ir gali susikurti? Ar tai jau yra procesas, kai mes turime centrus, tai yra Kaunas, Klaipėda, Vilnius ir viskas, regionas daugiau mes neturėsim. Tai energetiškai, tu prasme, gali vienas ar kitas miestas pasakyti, kad mes esame pasiryžę traukti investicijas ir gauti energiją. Aš manau, kad taip. Iš esmės, vėl, turbūt pirmas žingsnis tai būtų išnaudoti esamą infrastruktūrą ir tai, kas buvo, tai Vilnius, Kaunas, kur buvo laisvos galimės arba lengvos galimybės jungtis, tai buvo padaryta. Vėl, ir kiti faktoriai, darbo jėga ir kiti resursai, kurie yra šalia. Bet iš esmės tai mes kalbam apie laiką ir apie pinigus, kiek tai kainuos. Ir tada ar tai apsimoka. Ir vėl, kai kalbam apie tai, kiek tai kainuos, tai kalbam apie mūsų visus. Dėl to, kad aš tiesiog noriu, kaip čia progą naudodamasis, labai aiškiai įvardinti, kai kalbam apie ESO, kai kalbam apie tinklus, nėra jokio intereso uždarbiui kaip tokiam. Tai yra natūrali monopolija, griežtai reguliuojama ir jinai nepriiminėja sprendimų, nežinau, uždirbti tiek ar niek, iš vienų klientų paimti daugiau, naudotis segmentavimo ar kažkokiais kitais dalykais. Iš esmės yra bendras gėris, arba iš principo tinklo patikimumas mūsų yra pagrindinis rodiklis. O visi užtikrinimai, kiek tai kainuos, priklauso nuo to, kaip yra sureguliuota, kas už tai turi mokėti. Verslui šiandieną sąlygos iš tikrųjų yra geros. Nes tiesiog elementarūs skaičiai, virš 1 megavato galios prijungiant verslo klientą, jo mokamas prijungimo sąskaitos dydis sudaro 10% nuo bendros sąmatos. Iš esmės, jis vartotojai bus. Jo, aš norėčiau gal dar šiek tiek kitą kampą užkalbėti ir gal ne visai populiariai, bet aš manau, kad patys pramonės parkai nėra panacėja iš savęs. Kadangi mes finansuojam lezus, turėjom netgi atskirą priemonę lezams skirtą, tai pastatams statyti lezus labai patraukliom sąlygom lezų operatoriams. Ir mes matom, kad patys lezai turi labai skirtingą sėkmės rezultatą. Kai kurie iš jų yra labai sėkmingi, kaip Kauno Klaipėdos, kai kurie iš jų yra tokie merdantys arba kažką pradėję, bet ten neįvyksta kažkoks proveržis. Pavyzdžiui, Marijanų šiek tiek, bet labai vargsta. Panevėžys merdi, Akmenė laikosi ant vienos didelės grupės, apie kurią viskas sukasi ir taip toliau. Tai vėlgi, šiek tiek elementariai Naudas sakė,
gali atvesti laidą, gali tam kelią nutiesti, gali tam mokestinį akmenį sureguliuoti, bet nepradėsi tie verslai savaime steigtis. Tai turi iš savivaldos būti labai didelis aktyvumas. Dabar į kurią pusę tas aktyvumas turi būti nukreiptas? Gali bandyti visai pasišaudyti, arba gal gali pasirinkti kažką unikalaus, išskirtinio, kuo tu gali būti unikalus ir kodėl pas save galėtų. Gal blogas pavyzdys bus, bet prieš pat šį renginį tiesiog spontaniškai susiorganizavom skambutį su italų didelė įmonė, kuri gamina čipus, bet gamina kitą technologiją, stiklo, jos ten ir ten su investuotojais pradėjom kalbėti, kaip juos pritraukti į Lietuvą. Ir investuotojas lietuviai nori investuoti, o Ilte galimai tokį galėtų finansuoti gamybos statybą ir taip toliau. Ir pardaviminis momentas buvo, ir Ilte pradėjo pardavinėti investuoti į Lietuvą, ir privatus investuotojas, ir pardaviminis momentas atvažiuokit čia, nes čia yra Latvija, jums to reikia, mokslininkai, išsilavinimai, studentai, kurie tą studijų toliau, jau ten teltoniką nori, čipus gaminti ir taip toliau. Tai tokie gali parduoti jau hubą ir ant jo statyti ir jiems, tai mums tada įdomu, Latvijų reikia, mokslininkų reikia, visko reikia, tai tarsi dar jeigu finansavimas yra, tai jie jau tikrai atvažiuos ir čia organizuojas kelionę. Tai čia gal toks didesnio lygio pavyzdys, bet kiekviena savivaldybė gali savo tokių lokalių turėti. Ir netgi taip pat Marijampolė yra Lesas, kurioje gali statytis gamyklos, bet yra gamyklos, kurios statosi šalia Lesos ribos. Ir reikia sąmoningai statyti ne Lesą, nes nebūtinai tas Lesas yra reikalingas, bet jie tenais yra, nes turi kitus argumentus. Arba ten, nežinau, medienos pramonė brauko pagal žemėlapį, pagal tai, kiek ten kilometrų verta rastus šitą vežti, kad su kuo ten gali konkuruoti ir pasirenka vietą, kur gali statyti gamyklą, kurio nėra visais gamyklos, nes ten užprogramuota netikėti konkurencijos. Tai labai svarbu iš savivaldos turėti tą platesnį matymą, kuo ta vieta gali būti išskirtinė, kuo Plungė gali būti išskirtinė lyginant su kitais. Ar tai žmonės, ar tai kompetencija, ar infrastruktūra, ar kiti verslai, kurie gali duoti sinergiją kažkokiam investicijom. Nes reikia rasti tą pardaviminį momentą, kuris ir padės pritraukti. Kadangi vis tiek noris šitos gyvybės, galbūt šiek tiek daugiau bus diskusija, tai manau, kad daug teisingų minčių, bet vietomis tai sakyčiau, kad tikrai verta padiskutuoti, ar tikrai. Nes Lezų tema iš tikrųjų nuo pat pirmų dienų, kai jos laisvus epizodas buvo pradėtas kurti, po kelių metų buvo pasirinkas žinių reportažas apie tai, kad kas ten ožkos gaminasi, ar kaip reportažas supasi, ar ne. Ir šiandien, jeigu taip objektyviai pasižiūrėti nuo to, kad per pirmosius metus buvo daug kritikos išsakyta, kad buvo bent veltui išleistos valstybės lėšos į bereikalingą infrastruktūrą, šiandien turim situaciją, kad jau vyriausybės planuose yra kurti iki 3 naujų Lezų. Ir jau paminėjau jau vieną priimti ir antrą sprendimą kurti pramonės parkus ir tokius. Kodėl tai daroma šiandien, kol dar nėra 100% visų zonų užpildymo? Dėl to, kad pats procesas užtrunka. Ir jeigu mes palauksime, kol dar kartą ateinančius, mano nuomonė, tarp 3 ir 4 metų pasieksim arti 100% užpildymo su įdomu, po to mes turėsime darbą, kada nebus teritorijų, kurios yra paruoštos, kol jos būtų paruoštos. Dėl to šiandien jau apie tai reikia kalbėti. Ir tuo pačiu ne visuomet viskas taip natūraliai gaunasi, nes turime tą atvejį, kur Naujosios Akmenės laisvoji ekonominė zona net neateidavo į konkursą, kad tapti operatoriumi šios zonos, iki kol sukūrėm teisinę galimybę pačiai savivaldybei operuoti ir vienas investuotojas atėjęs apvertė aukštyn kojom situaciją ne tik pačiam vietė, bet ir pačiam mieste. Tai kokia mano išvada iš to yra daroma, kad tikrai yra 2 momentai, kurie yra svarbus. Jeigu mes turim savivaldybės, kurios proaktyviai savo kryptingais veiksmais siekia pritraukti naujas investicijas, joms reikia turėti paruoštą infrastruktūrą, nes tai yra vienas iš tokių esminių momentų, ką jie turi savo galimybėse pasiūlyti investuotojai. Paruošti infrastruktūrą iš anksto, kiek įmanoma daugiau, dėl to labai naudinga ta priemonė jūsų, kuri kuria naują išskirtinumą, kad laisvosiuose ekonominėse zonose galima jau ir pastatą pastatyti, tam, kad net nereikėtų ir pastatą statyti, visą arba dalį pastatą ir iš karto pradėti gamybą. Tai tokie sprendimai viena vertus leidžia
parodyti, kad tu esi pasiruošęs investuoti į priekį, labiau rizikuoti, bet dėl to gali taupyti laiką investuotojų, tokiu būdu kurti savo skirtinumą. Ir kita vertus, čia iš valstybės pusės, manau, ir energetikai tam pritartų, jeigu mes nekoncentruosime ateinančių investicijų į vieną vietą, bet jeigu jas mėtysime po įvairias vietas miesto, tai reiškia, kad laiko reikės ir ten, kelio visų reikės ir visą tai daug daugiau mums kainuos ir pinigų ir laiko. Dėl to tas toks skirtingas zonų kūrimas, mano supratimu, yra vienas iš tų tikrai turimų įrankių savivaldai ir valstybei reguliuoti tą procesą, koncentruoti tas vietas, taupyti kaštus ir sukurti tą išskirtinumą, kaip to gaila, aš didelis tikėtas tą infrastruktūrinę dalyką. Kaip tankiai turėtų būti būtent tokios centrai? Kokiais skirtumais, sakykime, važiuotų žmonės? Šiandien tikriausiai įmonių atstovai galėtų pasidalinti savo, bet kiek man teko klausyti, kad net 50 km spindulių darbuotojai tikrai ramiai važiuoja į darbo vietas, kartais ir daugiau. Įmonės pačios vežasi savo iniciatyvą, savo transporto darbuotojus, taip kad tas spindulys yra ganėtinai nemažas ir tam tikras persikėjimas neišvengiamai yra net tarp tų pačių sprendimų dabar Plungės ir Telšių, 2 pramoninių zonų kaip tokių, bet nemanau, kad tai yra tokio mastelio infrastruktūriniai objektai, kad jau ta konkurencija bus labai smarkiai kožinti vieną kitus. Gerai, turime fabrikus, jau pastatėme, finansus apkalbėjome, elektrą nutiesėme, bet liko dar vienas dirbti žmogus, žmonių. Ta prasme, iš kur mes gausime darbuotojų. Man teko lankytis Ukmergėje, Utena buvo, kur iš tikrųjų tiek merai, tiek, sakykime, pats verslas sako, nėra žmonių. Tai vienas dalykas nėra žmonių, antras dalykas, gal žmogus dar ir būtų, bet jis negali elementarus būsto nusipirkti, nes nėra Utenoje naujų pastatytų. Kaip verslai spręs žmonių problemas? Lietuvoje jų tikriausiai neatsirastų. Tai, labai sudėtingas klausimas dėl to, kad mes kaip ir turim didelę diskusiją dėl migracijos, gerai ar blogai, bet aš dar kažkaip prisimenu Molėtų teltonikos istoriją, kur Molėtuose iš to teltoniko pasistatė fabriką. Šiaip beje geras pavyzdys, kuris man prieš tai vieną mintis kirbo, kada tu darai pardavimą, nes tu labai gerą produktą gali turėti, gali Plungė turėti puikų parką, panašiai, bet jeigu tu nesugebi to parduoti, vis niekas nesužinos, arba niekas nesugebės pirkti. Tai Molėtų pardavimas buvo tai, kad Paukštis yra iš Molėtų. Tai reiškia, jie paėmė, dirbo per tokią visiškai lietuvišką, žinote, kaip pas mus daugelį atvejų pardavimas kaip prasideda, nuo ko gero baro arba restorano sėkmė susiję. Ir pas te pradeda ateiti draugai. Tai reiškia, čia tu darai asmeninį pardavimą ir jisai pasistatė Molėtus. Kodėl Molėtus? Kelias, Molėtus vilniečiai žino vienas baisiausių, bet gal dabar sutvarkys per 10 metų, bet tikrai ne Molėtus. Ir pastatė labai modernų fabriką, jūs nustebsite, per kiek pastatė, nepatikėsite, per 7 mėnesius pastatė fabriką, kuris su robotais, kauniečių robotais surinkinėja rautais ir panašiai. Vežasi žmonės 140 darbuotojų, man yra, vežasi žmonės iš aplinkui, taip sakė, buvo iššūkis, bet galiausiai yra susirinkę. Tai reiškia galime susirinkti. Viena iš pagrindinių problemų, kad darbuotojus ir apie ką turi savivaldybės darbuotojai, tai pas mus iš tikrųjų labai žemas tankumas. Vis dar pažiūrėjau statistiką, vis dar daug lietuvių gyvena kaime. Mūsų rodikliai gyvenančių kaime yra vieni didžiausių Europoje. Mes prieš karą turėjom vienus didžiausius. Prieš karą 70% žmonių gyveno kaime. Aišku, ten sovietai savo keitė, bet vis dar 30% Lietuvos gyventojų gyveno kaime. Tai reiškia, vienas iš dalykų, apie ką reikia galvoti, tu turi kurti kažkokius centrus didesnius. Aš pažiūrėjau, kai kurie miesteliai, kurie man rodo miesteliai, jie yra pagal apibrėžimą, yra kaimai. Aš buvau nustebęs. Jeigu ten, man rodo, miestelis yra nuo 5000, iki tol yra kaimas, kas yra. Tu kartais važiuoji iš vieno miestelio, už sienos jau yra kitas, kai ten yra kaimas. Tai reiškia, mes turim galvoti apie urbanizaciją ir apie žmonių pritraukimą. Jeigu tau reikia pritraukti žmonės, jeigu tau reikia kurti savivaldybės, turėti rezervą, būtų fondą ir sakyti žmonės važiuoti, čia mes gyvenkime, man paprašiau būtų. Reikia žmonės kažkaip įtraukti savivaldybių centrus, čia nieko kito nepadarysi. Tada tau jam bus paprasčiau prieiti prie paslaugų, tau net taip brangiai kainuos jį aptarnauti, kaime ir panašiai. Ir antras klausimas yra ta pati faktas su migracija.
čia yra labai jautrus klausimas, jisai labai daug diskusijų susilaukiantis, bet tikriausiai yra neišvengiamas dalykas. Ir gal čia savivaldybės, kaip kol kas mes matom, kaip aktyviausias akcininkas, bandantis spręsti klausimus, jie galėtų su vietiniais verslais galvoti, iš kur tų žmonių atsivežti. Šalių, kurios būtų, bet gal net savivaldybė, nes dabar kol kas migracijos klausimas yra įmonių klausimas dažniausiai. Jo, tai reiškia, įmonės pačios ieško žmonių, daugeliu atveju neleidžia, nekariauja su migracijos tarnybom panašiai, bet pavyzdys, Utenos sakė, aš čia buvo susitikimas su žiniasklaida regione ir čia irgi apie tai, ir Utenos vienas žurnalistas atsistos, sako, aš esu šiaip imigrantas, grįžęs, reimigravęs iš Jungtinės Karalystės, sakė, pas mus mėsoje ten dirba kažkokiu tai, nežinau, kažkokios tautybės, bet iš Centrinės Ašės, sakė, mėsininkai dirba, sakė, nes niekas Lietuvoje nebenori mėsininkai, tai nėra pats sveikiausias dalykas. Sakė, ramu ten, jie dirba savo paimlesnį, viskas, ir mūsų ta mėsinė turi ten 100 darbuotojų. Tai gal čia tas savivaldybės aktyvumas turėtų būti ir iš tos apimtis dar vienas dalykas. Yra labai, mes daugelis dažnai būnam aktyvus, merai aktyvus panašiai, bet mūsų toks supratimas, kaip tą aktyvumą arba kaip tą pardavimą daryti, jisai kartais toksai būna, kaip čia kultūringai pasakyti, toksai labai paprastas. Prasme, jeigu tu nori pasiduoti užsienį, tai yra žymiai sudėtingiau, arba jeigu tu nori pasiduoti stambiam lietuvių investuotojui, netgi lietuvių investuotojui, na, tu tą pardavimą turi daryti labai būtų. Gal kartais net reikia pasiimti kažką tai iš išorės, kas sugeba tau padaryti ir parduoti tave, susikooperuoti su keliom savivaldybėm, bet šiais laikais, pirmiausia, visi žiūri į pakuotę. Aš irgi pasižiūrėjau 10 top įmonių Plunkis. Kokios yra 10 top įmonių? Nu, tai viena didžiausia, tu žinai, nors tas pavadinimas irgi, kol tu supranti, kad Plunkės kooperatyvų sąjunga yra būtent Vičiūnų grupė, bet jeigu tu paskui eini į apačią, tu supranti, kad nieko nežinai, net ką jos daro, paskui kada praeini į gilumą, tai žiūrėk, kažkas tai ir varštus daro, ten dar kažką tai daro, ten visai vyksta veiksmai, bet to nežinojimo, tai ten sako kažkur, tai Wikipedijoje nėra Wikipedijai Plunkės ekonomikos dalies. Viskas yra, bet ekonomikos dalies, beveik jokių miestų ekonomikos dalies nėra, valdymus neturi, didėjai turi, bet kokia ten ekonomika tu nesuprasi. Tai tokio pardaviminio pas mus dalyko, nu jo nėra iš tikrųjų, gal mes dėl to, kad mes esame tokie kuklus, nemokam pasigirti, panašiai, bet tu jeigu nesugebėsi pasiduoti, tai nepadarysi. Paskutinis geriausias pavyzdys yra dabar, jūs gal pastebit, Alytus, taip, suaktyvėjo Alytus. Žodžiu, važiuoju, radijos Alytaus reklama. Kažkokia ten renginys Alytaus plakatas, meras ten sako, kavos, viskia. Bet čia man yra pavyzdys pardavimų. Aišku, Alytui gal paprasčiausiai vis dėlto santykinai nemažas miestas, kada tu esi mažas savivaldybės tavimas sudėtingiau, o dar yra sudėtingiau, aš kolegai, kontrolėse sakiau, turim pripažinti, kad šitas regionas yra tam tikras restainis. Aplink jį yra Prievidelis, Klaipėda, Kaunas, Šiauliai, netgi ten Mažeikiai, bet be vidurių yra skylėti. Kada tu tai turi supranti, kad man yra iššūkis ir tada aš turiu tą restainį užpildyti, neigiamį perpilti, uždėti viešos, kažko tai panašiai sakyti, ne, čia mes pat yra. Ir va čia yra jų sugebėjimas, kaip amerikiečiai žydai iš mūsų restainio paprasto padarė prabangų beigelį su mėsai, su pasrami panašiai. Toks kalbėjimas. Aš Mariu galiu dar iššūkėti, kad gyviau būtų, aš Lukui dar noriu iššūkti, gal proponuoti. Yes. Kur sakė? Jo, apie tas laisvas ekonominės zonas. Kadangi mes turim tam tikrą priemonę, kur pastatų gali statyti, tai turim pavyzdžių, kur pastatai pastatyti, bet jie tušti stovi. Ir, pavyzdžiui, Marijampolėj ir Panevėžy labai sunkiai rado gyventojus, kas tam, taip pat tas tai nėra panacėja. Čia yra Gandijus, sako, yra savivaldybės ir mero aktyvumas, ką pritraukti ir kodėl ir kaip, kas ten pastebus, nes tuščias pastatas vienas pats iš savęs nieko nesprendžia. Kitas dar momentas, ką mes čia po truputį taip pastebėm, Iltė kaip Lietuvos bankas, kaip vienas iš tokių svarbių dalykų, kaip ir pati valstybė įsvarbina infrastruktūros plėtrą, plačiąja prasme. Ir čia taip susirinkom poreikius, infrastruktūrai reikia apie 25 milijardų be karinės infrastruktūros. Tai čia uostai, jūrų, oro, keliai, geležinkeliai, visokios archyvų saugyklos ir panašiai. Suma yra milžiniška.
Šalia to yra savivaldų visokie poreikiai, nuo viešųjų paslaugų inovacijų iki didesnių ar mažesnių poreikių. Ir mes taip planuojame, ką mes čia finansuosim, kai čia pinigų reikės ir renkamės tą projektų sąrašą ir taip pradėjom per visus klausti. Visus savo projektus, mes skaičiuosim, kiek čia reikia paslaugų bus. Tai mes taip nusimatėm kokį milijardą iš savo balanso skirsim. Ir nėra daug projektų. Ir taip suprantam, kad idėjos pas visus yra jų daugybė, bet kad idėją paversti projektų nėra įgūdžių kompetencijų. Ir dabar taip galvojam, kurio šitą vietą čia kaip jas spręsti. Tai iltės rėmus mes taip pradėjom žiūrėti ir ten įkvėpti Europos investicijų banko ar EBRD, jie ten turi tokius hubus, advisory, konsultacijų, ketinam steigti savo konsultacijų hubą, kur turėsim projektų ruošimo kompetenciją ir važiuosim į savivaldybės, į kažkokias mažesnes įmonės, sakysim, kokios jūsų idėjos, duokit paruošim mūsų projektą, tada klausimas bus surasti finansavimą, taip kaip sudėlioti, kad tas projektas būtų prafinansuotas. Tai bandysim ne tik pinigus siūlyti, bet dar ir tą kompetenciją, kad tas idėjas paversti į kažką tai labiau apčiuopamą ir tada jas įgyvendinti. Tai bandom dar ir tokius dalykus eiti, kad noras ir iniciatyva visada turi ateiti iš savivaldos. Nes jeigu atneši ir pasiūlymą, ir idėją, ir formą, kaip įgyvendinti, bet jeigu nebus noro, tai vis tiek nieks nevyks. Nustebins šitą kartą pritardamas iš tikrųjų pasiūlyti dar vieną pavyzdį, kuris praktikai parodė, kad būtent taip yra, kad jeigu šiandien mes paklausime, tai ką mes norėtume čia Lietuvoje pastatyti, pavystyti, mūsų vaizduotė gali būti plati, galbūt net kažkur antraštinio lygio, antraščių lygių mes galėtume prieš ką mes norim ir galbūt kažkokį didžiulį skaičių pasakyti. Aš esu tikras, kad 25 milijardų taip ir atsirado. Per pandemiją, per pirmąją pandemijos bangą vienas iš dalykų buvo, kai mes tą procesą patikrinom, tai irgi sakėm, valstybė dabar proaktyviai sieks įlieti daugiau pinigų į ekonomiką ir kreipiamės į mūsų institucijas ir nacionalinės, ir regioninių lygmens, kokių projektų turi. Tai iš esmės ir kaip simboliška, kad šiandieniam politiniam kontekste būtent kultūros sektorius labiausiai ir sureagavo, kad tai buvo sektorius, kuris ilgiausiai, detaliausiai buvo pasiruošęs savo ilgalaikius poreikius su detaliais projektais, paruoštais leidimais statyti, niekada negavęs finansavimo. Ir būtent tai buvo tas sektorius, kuris tuo metu labiausiai iššovė, nes buvo viską pasiruošę, bet visi kiti didieji poreikiai, kurie visuomet gulėdavo didelėmis sumomis eilutėse, kai paprašėm projektų šiandien, nes šiandien mes galim jį finansuoti, viskas pliuško. Tai tikrai esu tikras, kad kompetencija gebėti turėti panašus projektus yra kritiškai svarbi ir tuomet pasitvirtino ir esu tikras, kad šiandien situacija valdoja. Buvo klausimas iš auditorijos, jeigu galite mikrofoną perduoti. Bet aš labai garsiai kalbu nereikia. Ačiū labai. Aš tiesiog noriu pasinaudoti progą, tokia kompetentinga diskutantų komanda yra. Ir kada kalbam apie tai, kad investicijos, gyrėt merus, kai kurie važinėja, ieško ir taip toliau, tai visi žinom čia esantis, kad viešasis sektorius dirba vadovaudamasis įstatymu. Reiškia, už ką atsako centrinė valdžia, už ką atsako vietos valdžia. Dėl ko mes dabar kovojam savivaldą? Kad į vietos savivaldos įstatymą įdėtų sąlygos investicijų pritraukimui. Iš daugiau kaip 40 savarankiškų savivaldybės veiksmų ir funkcijų vienintelė yra įstatyme sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir skatinimas. Reiškia, apie investicijų pritraukimą nei vieno žodžio. Ir kai mes vidaus reikalų ministerijai dabar įrodinėjom, kadangi keičiamas įstatymas ir straipsniai irgi keičiami, mes apklausę savivaldybę, sakom, investicijų pritraukimas labai svarbus. Sako, ne, už tai atsakinga yra ekonomikos inovacijų ministerija. Ir investuok rytoj. Dar įsilesk čia tas savivaldybės, pinigų pradės ieškoti, kaip čia tas investicijas pritraukinėti. Už tai labai džiugu ir žinau, kad daug ką daro, bet daro iš to, kad numato, kad regioniniai skirtumai niekada nesibaigs, jeigu neatsiras ekonominio proveržio, jeigu neatsiras būtent darbo vietos, pajamos ir taip toliau.
Tai būkit tie mūsų, kaip sakant, solidarūs advokatai. Tikrai investicijų pritraukimas gali būti ir centrinės valdžios, ir savivaldos. Nes tada galbūt mes tą rezultatą pasieksime. Ačiū. Toks jausmas, kad susidūrėt su formaliu biurokratiniu atsakymu. Nes šiandien, jeigu taip pasižiūrėti reikalo esmę, jau yra galiojantis tie patys įstatymai, kurie numato, kad kai mes pripažįstame, kad pritraukęs į savivaldybės teritoriją investuoja stambus pripažintas stambių investicinių projektų, yra skiriamos papildomos infrastruktūros lėšos už to projekto pritraukimą. Taigi, taip sakant, kad jau mes šiandien turim teisės aktai sukurtą modelį, kuris iki 5% projektų vertės tiesiogiai sumoka savivaldybei už padarytą gerą investicijų pritraukimo darbą. Tai tam tikrą prasme, aš sakyčiau, čia net ir iš teisinės pusės yra daugybė argumentų pasakyti, kad šiandien faktinė situacija ir kiti įstatymai jau numato tam tikras užduotis savivaldybei ir manau, kad kur, bet Seime spėčiau, kad neturėtų kilti daug problemų šitos nuostatos įtvirtinimo. Aš galiu sureaguoti tik trumpai. Man tai iš viso tikriausiai daugeliu čia net keisčiausias dalykas, apie ką čia diskutuoti. Čia net keistas dalykas, kad apie tai reikia diskutuoti, nes tokiu atveju reikėtų paklausti pas vidaus reikalų ministeriją. Tai kaip jie gali atsiskaityti, kiek investicijų Plungę pritraukė? Jeigu jie atsakingi, tai gal jie gali ataskaitą pateikti, kiek jie pritraukė į Plungę, Rietavą, Telšius ir atsakymus. Aišku, mes žinom jų atsakymus. Jo. Tai čia net keista diskusija yra, kad kažkas tai čia toksai visiškai biurokratinis, kad čia mano, tai jeigu mano, tai parodė, kaip tu dirbi. Yra akivaizdus atsakymas, kad jie neturi ko pasigirti. Klausimas iš auditorijų. Paranka čia. Nu gerai. Čia Jaučka papulė į tautėjais bendruomenė, džiaugus, kad apie iki vaikę sėda ir abu. Aš nesakau, kad ne iš kosmoso nukritė. Aš esu ekologinis ūkininkas, iš Kražių valsčiaus buvusi. Ir dabar tokį perspektyvą matau išlikti regionams. Centralizacija yra viena iš blogiausių dalykų. Ir pavyzdžiui, Suomija, Žuvėda stengiasi, kad kuo daugiau žmonių išliktų ir tos teritorijose. Mes galim bet ko šnekėti, vis tik reikia vandens, paėdint dabar šnekam, į stalą reiks paduoti. Viena iš perspektyvų išsaugojant Žemaitės kraštą, nesakau, kurį vaikštyti atkursim, tapti pasaulį maistą, Europos maistą, rezervą, vadinkim, bazė tas žodis netinkams, sandėlys. Nes jie dabar elektros jėgainių prie Bodavoje Kelmis pavietė, ten nes jau praktiškai nėra sunku pasijungti kokiam nors šmotais ir nuomavo žemės ir džiovinam maistą, mėsą, ūgas, daržovės, šalčių. 25 metų garantija. Tai tokį rašką jau sunku aptikti. Ir turizmui, į kariuomenę, ir į mišką nuvažiavęs paėsti, nori paukštį pasiširdėti. Tai viena iš galimybių, išsaugant žmogiškus išteklius kaime, dabar infrastruktūrą nutiesiant ir nebėra kaime gyventojų. Niekas nepatikėtų. O antras dalykas, stabdom miškų kirtėjimą. Dar po 3-5 metų aš net pasisuoti nebus, kur važiuojant keliu, įbėgti krūmus, krūmą gal belės. Siūlau iš karto eiti ant tų plotinių vargšių kanapių, iš kurių padarysite ir statybinis medžiagas, ir popierių. Turėsite normalų ploštą, kur galim daryti audėklus, liną nebeaugina. Jau būtumėt pasakėm, prieš 100 metų, kad Lietuva lina nebus. Nepatikėtų, sakyti, kosmonautą. Iš mėnulį nukrito, nuo neturam jie. Ir turam ploštą, ir turam aukščiausios kokybės aliejų, o išspaudas iš kanapių sieklikių pasidarė aukščiausios kokybės pašarą. Ir iš karto įveiklinam žmonės kaime. Tai nesvarbu, dabar visi šau, konkurencingumą didikit, išdėjai turtinė atskirtis. Kėra papliurpiau. Tai razumą visi. Aš galiu sureaguoti dėl jūsų ir aš, žinokite, sutinku dėl vieno dalyko. Aš kada savęs klausiu, mes vėlgi regionas yra dvi sąvokos. Regionas yra ir miestai regionuose, tokie kaip Plungė, Rietavas, panašiai. Yra tokie kaip Kražiai, 500 žmonių ten gyvena. Tai kuris yra kaimas šiaip pagal apibrėžimą, keista. Man visą atrodė, kad Kražiai yra miestelis. Bet atsakymas toksai, jeigu tu nori kaimo, vienintelė išeitis tik tai yra ūkininkai. Mano įsitikinimu, tik tai tie, kas dirba žemės ūkyje, tai nes, žiūrėkite, istoriškai, imkite Suomiją, kas gyveno kaimo vietovėse, tie, kas ten turi ką veikti.
Tai visiškai kaime vienintelis žmogus, ką turi realiai veikti, tai yra ūkininkas, nes jisai ten augina, kaip jūs sakote, telinius, bet ką. Ir tas atsakymas, kad kiek mes čia bevyktume, kartais, aišku, ir aš papykstu dėl mokestinių ant ūkininkų, bet objektyviai ūkininkas yra dabar realiausias verslininkas, kuris gali palaikyti žmonės tam kaime, grinai kaime. Jo? Ir dėl to ten juos reikia stiprinti. Vat kaime, kur yra žemė, reiškia, jiem reikia sudaryti visas sąlygas, taip ir būtų buvę. Jeigu nebūtų Sovietijos, taip ir būtų buvę. Bet kada mes kalbame apie centralizaciją, tai jūs neteisingai nesuprasite, mes kalbame apie tai, kad miesteliai tokie kaip Plungė, jie turi stiprėti, čia turi būti truputį daugiau žmonių, nes tada automatiškai jiem čia bus prekyba, čia bus geresnė švietimo, sveikatos apsaugos paslaugos ir panašiai, o kaime turi gyventi tie, kurie ten turi ką veikti. Ir vienintelė kaime veikla, objektyviai, aš nežinau, ką kito, tai yra su žeme turėjimo kažką neveikti. Tai reiškia, arba tu esi savininkas, arba tu kažkam tai dirbi, kuriam savininkas. Ir va čionais yra kitokio, jūs pažiūrėkite, skandinavai, tie patys suomiai, tai yra vieninteliai keliai, kur jie nuėjo dėl miškų. Aš irgi dabar suomiai buvau. Čia mūsų yra problema, yra tokia, kad mes einam į ekstremus. Arba mes kertam viską, arba mes sakom, nieko negalime kirsti. Bet jeigu jūs pažiūrėtumėte, čia viskas yra miškas. Parketas prabangus, durys yra miškas. Tai lietuvis niekados visą laiką turėdavo santykį su mišku tokį, kad jisai jį mylėdavo, bet jisai iš jo gyvendavo kaip suomis, kitaip neįmanoma. Tai va tą surasti balansą, tikriausiai mūsų yra problema. Mes vis dar nesugebam surasti balanso, nes suomiai važiuoja, matai, prakirsta ir tuo pačiu iš karto vėl auga naujas miškas. Man sako, čia nesako, Andriau, prieš 50 metų nieko nebuvo, buvo laukai. Dabar viskas miškas, iš kur? Žmogus užsodina tą mišką. Tai toks yra atsakymas. Buvo dar klausimų. Čia klausimas, bet tenais klausimas. Čia Aš žinau, tu čia 5 metus buvo miškas, dabar su... Čia gerai, čia jums. Spėsiu. Labai gerai. Sigitas Semaitis, Žemės ūkio rūmų direktorius, Tadė Leis tau paprieštarauti. Tu įsivaizduoji, kad visi dalykai gyventi gete, kažkur mieste, ne? Ir to kaime tik tai pavieniai kažkokie žmonės. Net reikia taip supaprastinti žiūrėti, mes kaip tik kalbame apie kaimų gyvybingumą, apie kaimų įveiklinimą. Ne tik ūkininkas kaime yra. Yra ūkininkas, kuris gyvena grynai žemės ūkio ir kurio yra dalinė veikla žemės ūkis. Yra kaimo turizmas ir daug kitų veiklų. Servisai kaime yra, sakysim, automobilių, daug visokių kitų parduotuvės yra ir dar šis yra. Bet turime kalbėti apie judumą, apie užtikrinimą, nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Sakysime, mano tėviškai gyvenvietė buvo melioracinė, reikia namų. Bet ne taip seniai ten buvo 6 namai tušti. Tiesos asfaltą ne vieno namo nebeliko. Ten iki Jūsbaldo 6 kilometrai. Jauni žmonės visi buvo, jie tvarko tos namus, ruošia aplinką. Taip, kad jeigu, sakysime, mes kaimą paliksime tokią, kaip tu čia bandai paminėti, tai dabar, sakysim, gyvena kaime vienas ūkininkas. Asfaltą niekas neties, o jis ir ten atvažiuoja asfaltą. Ne 5, ne 10 kilometrų. Svarbiausia, užtikrinti prieinamumą, susisiekiamumą, transportą užtikrinti. Ir tai viskas bus įspręsta. Ir svarbiausia, turi būti kažkur centruose darbo vietose, ne? Sakysim, kažkada Jurbarke buvo Vilniaus filialas gamyklos, kaip žinot, nepavyko ten. Bet ten visi kaimo vadai dirbo, ten dirbo gal dalykai darbo vietų buvo, kad važiavo tais laikais, ten kažkur 20 daugiau kilometrų atstumu. Taip, kad nereikia žmonių koncentruoti, reikia užtikrinti, kad jie pasietų, privažiuotų. Užsienį važiuoja po 50 km, bet yra, pavyzdžiui, Danija, geležinkelė, ten viskas puikiai spręsta. Apie tai turime galvoti. Sakytai, Danijai 5% gyventojų gyvena kaime. Tai svarbu. Nebūtume to. Gerai. Dar vieną pastabą įvykis prieš. Jūs šimtačiai kalbėjote, Žemės ūkio garantijų fondas tapo jūsų dalimi. Kai mes turėjome, mes jį labai gerbėme mylėjom, jis labai puikiai aptarnavo ūkininkus. Tai reiškia, kadangi raštingumas ūkininkų, finansinis nėra labai toksai ypatingas, tai ten tos darbuotojai, tos žmonės priimdavo ir vesdavo per tas finansų vandenynus. Dabar jūs tapote labai sudėtingų biurokratinių aparatų
Ir žinau, kad žmonės pakankamai skundžiasi ir daug klientų iš žemės ūkio jūs neturite, tai jūs irgi turėtumėte gal permąstyti, kad tas finansų prieinamumas į žemės ūkį būtų didesnis. Tai ačiū pastabą, aš iš karto gal kelis dalykus atsakydamas pasakysiu. Iltė su ūkininkais nedirba tiesiogiai. Su ūkininkais dirba bankai ir kredito unijos. Tai Iltė stengiasi, kad kredito unijos ir bankai kiek galima geriau dirbtų su ūkininkais. Bet visus sprendimus dėl kreditavimo priiminėja pirmoje vietoje kredito unijų darbuotojai ir bankai ir jie konsultuoja klientus. Tai tame tarpe ir ūkininkus. Tai vat tą raštingumo didinimą, navigavimą per visas finansų džiunglės daro neiltas darbuotojai. Ką jie tai daro, tai garantuoja kredito unijų ir bankų išduodamas paskolas. Tai šitoje vietoje mes tikrai susiduriam su problema dabar ir čia jūs teisingai pastebėjot, kad nei bankai, nei kredito unijos nėra linkę su Ilte bendradarbiauti. Tai šitoje vietoje gimsta biurokratija, kurios mes kol kas nerandam kaip išspręsti. Tam, kad Ilte greitai priiminėtų sprendimus, mes prašome bankų ir kredito unijų duokit visą informaciją, ką gaunat iš ūkininkų, kad mums nereikėtų to paties ūkininko dar kartelį klausti. Bankai atsako, sako, čia mūsų yra verslo paslaptis, čia mūsų kompetencija, nes jūs nieko neduosiu. Tai dabar ieškom būdų, kaip supaprastinti tą procesą, darėme su bankais kredito unijom, nebijau, kad rasim kažkokį sprendimą. Dabar toliau kažkaip tęsim vėlgi. Taip, kaip veikia Ilte, mes esam kol kas labai priklausomi nuo Žemės ūkio ministerijos. Ir kiekviena ministerija turi savo tam tikrą kapšą pinigų, kur Lukas buvo ministrų, ekonomikos finansų ministerija yra turtingiausia, daugiausia milijonų yra. Žemės ūkio ministerija turi apie mūsų žiniomis ir ką mes dabar valdom apie 130 milijonų eurų. Žemės ūkio ministerija, mylėdama ūkininkus, daug metų tos pinigus vis išdalindavo, dovanodavo su didelėm subsidijom, dotacijom ir taip toliau, tų pinigų yra pamažėję, tai dabar jau yra tai, kiek yra. Ir ministerija vis tiek nori kurti visokius finansinius instrumentus ūkininkams skatinti ir ką kaip prieš tai pašnekovas gerai sakė, padėti ūkininkams išlikti regionuose, steigti savo ūkius, išlaikyti ekologiškus ar mažesnius ir yra daug iniciatyvų jauniems ūkininkams padėti steigtis. Tai tų instrumentų yra ir per Iltę mes jau praėjus metais gal 4 paleidom naujus, bet 100 milijonų sumą. Ir ten produkcijos perdirbimų ir naujų valdų steigimų ir taip toliau. Tai tų iniciatyvų yra, bet vėlgi ūkininkai yra gerai, bet man jūsų dažnai. Bet kiek aš pats pervažiavau per regionus ir pats važiavau pažiūrėti, kaip tie ūkininkai dirba, kur ten ta problema yra. Ir aš važiavau į Aukštaitiją ir mane vežė per pieno ūkius. Nu ir kai kur nuvažiavus, man labai liūdna buvo. Nes iš valstybės ateinanti paskata lengvom sąlygom gauni finansavimą, nusiperka ten 90 karvių. 90 karvių neduoda tiek pieno, kad galėtų aptarnauti paskolą laiku, o per ten karvę pavargsta per 7 ar ten 10 metų. Naujas karves pirkti nėra už ką, naujų paskatų nėra, paskola yra negrąžinta. Ir tada tas ūkininkas su žmona keliasi 4 valandą, kad pamelštų, 11 gulasi ir nei atostogų, nei nieko, ir gaunasi tokia šiuolaikinė vergovė. Tai tos paskatos, jos turėtų būti labai protingos ir viltingos, kad neįkinkyti tų žmonių į kažkokį vargą, iš kurio paskui jie negalės išeiti. Tai tokių irgi matom nemažai situacijų. Gerai, čia buvo. Ačiū. Gintaras Ilda, Gamybos inovacijų slėnis ir Europos technologijų inovacijų instituto. Tai iš tikrųjų, tai tam, kad mes galėtumėm sėkmingai veikti kaip verslas, mums reikalingi 4 dalykai. Tai yra žmonės, infrastruktūra, rinka ir gera reguliacinė aplinka. Siekis greičiausiai yra visos šitos diskusijos, kaip paskatinti bendradarbiauti valdžią, galią ir įtaką. Tai yra galią turi įmonės, kurios gali generuoti arba negeneruoti naudą valstybei, įtaką turi čia sėdinti žmonės, kurie gali padėti, gali turintiems žmonėms generuoti ekonominę naudą arba ne. Ir valdžia natūralu, kad jį skirsto resursus, priima įstatymus ir sukuria mums reguliacinę aplinką. Tiesą sakant, labai dažnai mes turime gerų priemonių ir jūs kalbėjote apie tas paskatas, kurias bandote sukurti. Ir tarsi politinės paskatos būna geros, bet mes po to nueiname į įgyvendinimą.
Ir va ten įgyvendinime pradeda slypėti velnias, kaip sakoma, detalėse. Jeigu kalbėti apie iš tikrųjų Iltę ir kalbėti apie tai, kas buvo sukurta, mano galva, tai yra fantastika, kad mes turime šiandien investicinį banką Lietuvoje ir turime galiausiai kažką, kas gali europinių lygių Lietuvą atstovauti ir kalbėti apie potencialių finansų iš pasaulio pritraukimą, sukuriant finansinės priemonės. Bet jeigu pasižiūrė į jūsų priemonės, ir čia aš jau einu prie labai techninių detalių, sakėte projektų, mes pavyzdžiui turime projektą, didžiulį projektą, kurį galime išpildyti, bet mes suprantam, kad atėję ten nebūsim priimti. Todėl, kad mūsų versle jau yra paimta paskola. Pasižiūrė, ar jūs reikalausit garantijos, reikalausit be jokios abejonės. Mes savo garantiją jau atidavėme bankui. Banke padėjome krūvą pinigų kaip užstatą. Tų pinigų išlaisvinti negalim, nes jūs galėtumėt mums padėti tai padaryti, bet nepadarysite, nes jums priemonės aprašas neleidžia šito daryti. Tai aš ką bandau pasakyti, kad kai kurie priemonių aprašai pas jūs yra parašyti taip, kad gali nusipirkti liniją, bet negali pasistatyti pastato, į ką įdėsi liniją. Ir tada natūralu, kad tu turėdamas projektą pastatyti fabriką, kuriame galėtum šiandien pradėti gaminti masiškai produkciją ir generuoti pridėtinę vertę. Atėjęs pas jūs gauni tik tai linijai, bet ne fabrikui. Galėtum pasistatyti fabriką išlaisvinęs pinigus banke, bet negali išlaisvinti, nes pinigai yra banke, bet ne pas jūs. Nors mielai bendradarbiautumėm su jumis. Tai čia vienas iš klausimų, kaip padaryti, kad priemonės, kurias jūs turite, iš tikrųjų atitiktų poreikius. Ačiū. Jo, tai aš vėlgi turiu atsakymą. Kaip tik ties šito dirbam. Gerai, žinai, kaip yra atsakymas. Super. Kaip tik šito dalykų dirbam. Ir prieš tai, ką aš sakiau, su žemės ūkiu, ekonomikos finansų ministerija, energetikos ministerija, aplinkos ministerija, kultūra šiek tiek, transporto. Iltė dirbo daug metų tokiais uždaviniais ir ministerija turi prioritetus, ką nori padaryti ir turi lėšas ir su Iltė sako, Iltė, žiūrėk, kad yra pinigai. Mums reikia ten ar ūkininką paskatinti, ar ten kažkokias naujas įmonės paskatinti, sukonstruojam priemonę, dedam ten X milijonų, bet yra tokios sąlygos, kurią mes dalinam ir dalinam. Ir čia yra tas viešo administravimo subjektas, kad jeigu atitinki kriterijus, tai duodi, jeigu neatitinki, negali gauti. O jeigu suinterpretuosi kitaip, ateis valstybės kontrolė, CPVA, STT, MTT ir visos kitos ir bus blogai. Tai taip yra. Ir dažnai Iltės priemonės, ką mes turime, priklauso nuo to, kokios lėšos yra naudojamos. Jeigu tai yra ES struktūrinių fondų lėšos, tai apskritai daug reikalavimų, daug punktų reiks nešiot, kad gauti mes tas randam ir neišeina kokias pabėgti. Bet gal geroji žinia šitoje vietoje yra, kad šiuo metu esame pradėję, kad šalia tos veiklos su ministerijom Iltė pradėtų veikti tikrai kaip bankas, kaip Lietuvos bankas. Indėlių neimsim, tikrai, bet patys skolinsimės ir tada jau pinigus perskolinsim ir tada jau tie pinigai bus be tokių visokių labai griežtų apribojimų, bus su didesniu apetitų rizikai šalia to, ką daro komerciniai bankai. Tai komerciniai bankai paskolins tiek, kiek jie nori, gali ir akcininkams leidžia, o tada Iltė bandys dar šiek tiek pridėti šalia to, kad kiek įmonės dar gali paskolos racionaliai aptarnauti ir grąžinti. Bet vėlgi, kiekvienu atveju mes projektą vertinam, stengiamės, kad tie pinigai, kuriuos mes skoliname ir investuojam, kad jie grįžtų didžiąją dalimi. Suprantam, kad skolinant pinigus dalis jų tikrai virsta nuostolis, nes ne visiems verslams pavyksta. Bet bandom rasti tą balansą, kad tų pinigų būtų ir grįžtų ir naujus projektus galėtų investuoti. Tai Lietuvos bankas turėtų pradėti veikti jau kitais metais ir su Lietuvos banko vadovu mes tarėmės dėl visų priežiūros modelio ir Lietuvos bankas prižiūrės, kaip Iltė veikia, skaidriai, kaip sprendimus ir panašiai, tai pradės daryti 2007 metų sausio 1 dieną. Tai visi paruošiamieji darbai vyksta ir ambicijos yra didelės, kad Iltės balansas turėtų būti ne 1 milijardo apimties ir nuo kitų metų prasidės. Čia buvo klausimai, antra eilė, paskui pirma eilė. Labadiena visiems, ir Raida Kažnelytės, viešas Lungė. Tai labai iš įvairių kampų girdžiu diskusiją ir toks labai geras mano pasakymas vieno diplomato, kad politika yra apie procesą, verslas yra apie rezultatą.
Tai dabar norėčiau iš Marius paimti tą tokią moderatoriaus rolę, bet norėčiau pakviesti gerbiamus vyrus kartu pabrainstorminti, tai ką ten regionam daryti, nes dabar sakot, kad tai čia kažką turi regionai daryti, kažką turi Plungė daryti, kad turėtų žmonių. Tai man šiek tiek yra keista, kad Vilnius, vienas Vilnius, ir jeigu jūs esate Vilniaus atstovai galimai, diskutuojat, ką daryti regionų. Tai aš tada norėčiau jūs pakviesti kiekvieną sakinį, minutę ar kiek galim, tai ką mes Plungėj galim daryti, nes visur trūksta žmonių, visur trūksta kur gyventi, visur ir Plungėj trūksta darželių, ir Telšiuose galbūt trūksta darželių, ir kur gal galim kartu pabrainstorminti, kur yra mūsų tas vertės pasiūlymas, nes mes jaučiamės ypatingi, bet gal jūs galite savo protais ir glumas matymo pasaulio padėti mums, nes dabar jūs sakot, jūs darykit, čia kažką darykit, tai mes esam biuriai, Plungėj yra nebijantys veikti, bet padiskutuokime iš jūsų kampo dabar. Ko mes ypatingi? Ko mes vieningai. Aš kol kas supratau, kad aš irgi ypatingi, kad čia buvo pirma lemputė ir pirma elektrinė, tai čia buvo labai seniai. Tai dabar reikia pardavimą dabar padaryti. Bet jeigu jūs klausite... Tai aš klausiu jūsų, ką daryti. Jo. Ir jūs pasakėte Lietuvos kontekste. Tai mano, aš tai pasakyčiau tokią savo mintis, ką. Aš pirmiausia sakyčiau, kad pirmiausia sakyčiau, kad reikia baigti galvoti labai plačiom sąvokom, su visa pagarba žemaičiam, su visa meile, tokiam sąvokom kaip Žemaitija, o galvoti truputį lokaliau. Ir susimesti, kad ir savo apskrities, bet kelios savivaldybės, 3-4 savivaldybės suremtų pečius ir sakytų, žiūrėkite, gal mums reikia nekonkuruoti tarpusai ten visokius parkus, galvoti panašiai, o susitarti, ką mes galim pasidaryti. Tai pirmas, susikalbėti, tik mažesniam ratelį. Antras dalykas, aš susimetęs pinigų pasisakyčiau tokius kietesnius konsultantus, kurie gal supranta, kaip galima mus parduoti, nes pačiam save yra sudėtinga pardavinėti. Nu, tikrai yra sudėtinga, jo. Tai, tarsi, jeigu mano nariai didžiausi Lietuvos draudimo bendrovės samdosi McKinsey'us pasaulinio lygio konsultantus, kad jiem patartų, kaip daryti, nors jie yra kiečiausi šitoje srityje, tai aš manau, kad nereikia bijoti ieškoti tokio patarimo. Čia yra antras dalykas. Trečias dalykas, viena iš minčių būtų, jeigu yra trūksta darbuotojų, pagalvoti kažkokią tai schemą, kaip sakyti, okei, mes 3 ar 4 savivaldybės sugalvojame, kaip mes galėtume atsivežti ten 300 vidutinės kvalifikacijos filipiniečių, susidėlioti ir sakyti, jeigu jūs pas mus ateisite, mes sudėliosime jums, kad mes į tą fabriką jums surasime darbuotojų. Jeigu nesurasim 300 ir atvešim dar katalikų filipiniečių, kurie bus gerai dirbantis ir nekels problemų. Tai čia toks trečias dalykas. Ir tada kokį ketvirtą, tada ketvirtas dalykas pasimčiau vėl, kas čia tokių, Žilvinas Mėsės, toksai turtingesnis, turintis pinigų, sakyti. Žiūrėk, Paukštys Žilvinai pastatė fabriką Molėtuose, apie tokias konferencijas, čia organizuoja, gali čia man truputį pinigėlių pritraukti kokį nors fabriką, vat su savo kontaktais, kada tu važinėjais po pasaulio milijardieriais kalbėsi, gal jie čia norėtų padaryti, viską padarysime ant rankų nešios. Tai čia ketvirtas būtų pardaviminis dalykas, tai nežinau, gal pradžiai tiek. Ačiū. Šiaip džiaugiuosi, kad praktinis klausimas kilo. Pagaliau. Ir labai nuoširdžiai žaviuosi jūsų atmintim, nes nieko neužsirašinėjat, matau. Tai tikrai praverstų, nes patarimai labai geri. Įrašas. Įrašas. Jo, tai iš mano perspektyvos aš tikrai pritariu visko, kas yra pasakyta, bet turbūt tą dalį, kad pats forumas yra lokalus, šitą vietą reikėtų palikti. Tam, jeigu norim padaryti kažką didelio, turim plaukti dideliam laive ir žiūrėti, kas vyksta pasaulyje. Kokias yra tendencijos. Labai geras dalykas buvo pasiūlytas atsijunginėti ir daryti elementarią analizę, o ko mums iš tikrųjų trūksta. Nes dabar, lygiai taip pat, kaip tai būtų kažkoks, nežinau, savivaldybių verslas, kelių. Ar mes turim žmonių, ar mes turim kokius mes turim išteklius, jeigu mes turime konsultas ar galimybių analizę, kad įsivertini iš principo, ką tu turi, ką tu gali pasiūlyti, o tada eiti žiūrėti, kas yra, kokios yra technologijos, ką tu atitinki iš verslo perspektyvos ir atitinkamai tą tada statyti. Aš iš energetinės perspektyvos šiandieną irgi toksai galbūt šiek tiek edukacinis momentas.
mes šiandieną sparčiausiai augantys Europoje atsinaujinančių išteklių generacijos prasme ir visus skaičius pramušinėjame ir taip toliau. Mes šiandieną turime situaciją, kai mums reikia jau net ne generacijos, o vartojimas. Per pirmą dalį buvo labai gerai pasakyta, kad mes nebūtumėm pigios elektros eksporto šalimi, tam, kad mes galėtumėm patys pigios elektros pagrindu gaminti produktus ir juos eksportuoti, nesvarbu, kas tai būtų, čia būtų kažkokie paslauginiai dalykai, namų centrai, ar būtų kažkokie fiziniai dalykai. Aš dar šiek tiek labai trumpai apie ekologinį ūkį. Tai kai mes kalbame apie tai, kad jis galėtų būti lokalus veikti, bet tiesiog padauginkit savo ūkį iš 50 ir tada suprasit tai, apie ką kalba, kad reikia žmonių, reikia infrastruktūros, reikia pritraukinėti, nes kol jis yra, sakykime, taip, lokalus, viskas tvarkoja. Bet jeigu norim tais gerais dalykais ekologiniais prekiauti, kaip minimum visoje Europoje, arba juos eksportuoti į Kiniją, į Ameriką ir taip toliau, jums reikės 50 km spindulius susirinkti su žmonės, kurie gali ir nori visus. Jungiuosi į bandymus atsakyti į konkretų klausimą, kad šitaip pravesiu struktūrizuodamas, kur manau, kad jūs galite įrašyti savo atsakymus. Tai pirmas klausimas yra, mano supratimo, orientuotas į tai, kas jau gyvenimo praktikos yra patvirtinta kaip auksinė taisyklė. Tai reikia drįsti pirmą savo viduje pasvajoti, o po to labai garsiai pasakyti ir, kas yra plačiau žinoma, prisišnekėti. Kad jūs kažko apčiuopimų ir aiškaus siekite. Pavyzdžiui, 19 vyriausybė ekonomikos ministras toks buvo, jisai prisišnekėjo, kad pritrauks 10 milijardų investicijų iki 30 metų. Ir po to reikėjo pradėti dirbti, mažinant neapibrėžtumą, bandant sugalvoti, kaip tu ten nueisi. Bet praktika yra tokia, kad kai jau tu viešai įsipareigoji pasiekti ambicingą tikslą, kurį jūs patys turėtumėte apsibrėžti, jūs galite svajoti nuo geriausio turizmo krašto iki dominuojančios pramonės arba technologijų. Čia jau jums patiems reikia pasirinkti. Čia aš nenorėčiau, nors tikriausiai galėčiau paspėlioti ir parekomenduoti, bet manau, kad turit potencialą patys apsispręsti. Ir tuomet yra klausimas, išsikėlus tokį tikslą ir apie jį garsiai prisišnekėjus, reikėtų galvoti apie tai, kur yra pagrindiniai iššūkiai, ką reikia spręsti. Manau, kad yra 2 kategorijos, per kurias reikia pasižiūrėti. Andrius daug pakalbėjo apie tai, kas būtų mano supratimu pointurizmo dalis. O kitas yra labiau tai, ką aš pavadinčiau produktų development. Tai reiškia, kur yra mano problema? Ar aš turiu žiauriai gerą produktą, kuris yra, mano atitinka tikslą, mano prisišnekėtą tikslą ir man tiesiog reikia gerai pardavinėti ir rasti būdus nestandartiniais būdais vykdyti pardavimus. Ar vis dėlto man reikia grįžti į virtuvę ir dar šiek tiek padirtis ties produktų, nes jo išvystymas man atrakins duris toliau judant į priekį. Tai aš tokiu būdu struktūrizuočiau tuos konkrečius veiksmus, o po to jau atskirai prie kovos kažkaip galima pabandyti ir paspėlioti tokį tikslą iškėlus, kokie darbai, konkretus darbai gula. Bet aš taip struktūrizuočiau ir manau, kad tikrai tas atvestų prie norimų atsakymų, kad neatėjus į darbą nereikėtų vėl bendrom frazėm, o konkrečiai, ką padarėm nuo vakar, kad prioritėtume prie tikslo, kurį iškėlėm. Ačiū. Aš tada irgi pratęsiu. Tai šalia visų gerų minčių, ką aš daryčiau. Tai pirmas dalykas, pavaryčiau suprasti, tai kokios yra problemos, kodėl dalykai nesikeičia. Dalį problemų čia įvardinu. Tai žmonės. Ir pradedant apie žmonės, tai arba žmonės yra, jie gyvena, arba juos galima pritraukti. Ko reikia, kad žmonės pritraukti? Turi būti gera aplinka gyventi ir malonė gyventi. Tikrai buvo tendencija, kad visi važiavo į miestus ir gyveno miestuose, dabar aš gal taip jau galiu sakyti, po truputį yra tendencija, žmonės nori mažiau streso, nori ramesnės aplinkos gyventi ir visai gali į mažesnius miestus migruoti, jeigu tenais geros sąlygos. Sutvarkytas centras, vieši pastatai gražūs, viešos paslaugos geros, yra kur gyventi. Yra kur gyventi, suveda į kažkokią tai savivaldos iniciatyvas statyti būstą ir socialinis būstas skamba gal blogai, kaip būstas, kur išlaikomi žmonės gyvena, bet sudaryti sąlygas statytis naujiems būstams ir palaikyti ir padaryti būsto prieinamumą regionuose didesnį, manau, čia gali būti vienas iš atsakymų. Ir per ilgės perspektyvas
per daug tikrai nediskutavom, turim omeny socialinio būsto finansavimo temą kaip ateityje kažkokį darbą. Praėjusią savaitę aš girdėjau mūsų kolegos iš Latvijos, pavyzdžiui, Altum, Nacionalinis Lietuvos bankas, pradėjo nuo šios savaitės teikti būsto paskolas. Teikti būsto paskolas regionuose, mažuose miesteliuose, kur komerciniai bankai nenori finansuoti būsto ir tokiu būdu jie užtikrina perkamumą ar judesį ir potencialiai teikia galbūt ir naujų statybas. Kad spręsti, kad žmonės norėtų gyventi toje vietoje, tai spręsti darbo jėgos klausimas. Tada kitas dalykas parsiduoti, rasti tą išskirtinumą. Tas produktas, kuo plungė kaip produktas gali būti įdomu. Kas infrastruktūra, miškai, laukai, ar kas gali būti išskirtinio, kodėl šiandien šios laisvėkis. Tai tą pardavimį argumentą vis tiek reikės rasti. Konsultantai gali būti vieni iš tų geriausių atsakymų. Na ir tada pasakyti konsultantus ir pardavinėtų gali nelabai veikti, bet iš savivaldos žmonės gali turėti task force, kuris važinės per visus Lietuvos verslus pradžiai, užmėgti santykius su Investuok Lietuva, kad pradžiai plungė siūlytų tam užsienio investuotojams. Tai tą padaryčiau. Ir trečias dar dalykas, aš pasitaikyčiau kažkokią atskirą ekonomikos sektorių. Ir bandyčiau savo visą kompetenciją apie tai sakyti. Na ir šiais laikais negerai jaučiuosi kiekvieną kartą apie tai kalbėdamas, bet vis dažniau apie tai kalbu gynybos pramonės steigimus. Yra ir pinigų, yra milžiniškas poreikis, yra idėjų ir interesantų. Klausimas, kaip sudaryti jiems palankiausias sąlygas steigti čia. Ar tai būtų dronų gamintojai, ar tai būtų kažkokių sensorių gamintojai, ar tai būtų raketų gamintojai. Ir pas mus, kaip pasilte, vis važiuoja iš užsienio, ukrainiečiai, ar australai, ar amerikiečiai. Ir visi zonduojasi, ieško galimybių, čia kokias gamyklas statyti, nori dalį galbūt Lietuvai, bet ir šiaip žiūri, kad eksportuoti. Tai vat nusitaikyti kažkokį sektorių, kur bandyti nuolatos dirbti. Jūs reaguosiu ir prisiminiau, yra toksai žemėlapis, gal žinote, kuris sudalintas Lietuvos raudona, geltona, žalia zona. Iš kur reikės evakuotis, karo atveju, į kur reikės evakuotis. Tai čia reikės evakuotis. Į čia. Mes iš Vilniaus į čia važiuosime. Tai pardavinys vienas dalykas, kad čia yra saugi vieta, net iš tos perspektyvos, kada kalbėsi. Kaip aš sakiau apie tą restrainį, tai yra rami vieta. Kitas dalykas, paskutinis vienas geriausių pardavimų aš buvau praeitą savaitę. Šeduva, kaip prasideda. Žinote, dabar visi kalba. Aš buvau nuvažiavęs į tą dingę Štetlas muziejų. Tai yra kosmosas. Tai yra pasaulinio lygio muziejus. Tai yra sunku suvokti, kad Šeduvoje, ir aš tada paskambinau buvusiam merui, sakau, žydų visur buvo, jo? Sako, o čia toks šveicaras, kurio močiutė iš čia kilusi, sako, ir aš su juo ten važinėjau, jisai su private jetais atskridinėjo, panašiai. Sako, žinai, kas dabar vyksta? Tai pastatė tą muziejų, kuris yra, jisai yra pasaulinio lygio šveicaras, ne tik finansavo, bet ir prižiūrinėjo kokios rankimus bus ten, durims ir panašiai. Kosmos, gatvės jau sutvarkytos. Sako, tai jie dabar ką daro? Jie dabar perka žemės ir aplinkui, nes jie kaip privalo. Jeigu yra muziejus, turi būti infrastruktūra, kur tu atvažiuosi, pagyvensi, pernakvosi 3 dienas ir staiga Šeduva. Reiškia, tai yra pakankamai karo niokotas ir užsidepresavęs miestelis. Jisai per 5 metus gali pasidaryti ten kosmosą gali neatsipirkti. Vat staiga kažkoks tai pardavinis dalykas dėl to, kad paėmė kažkokį elementą, kurį tu staiga gali parduoti. Žydų klausimas, žydų kultūros klausimas, nes tiek turinys, tiek architektūra, panašiai čia tokių pastatų nėra Lietuvoje, vien tik iš tos srities. Tai čia tokį dalyką surasti, kad jie surado tą šveicarą. Taigi nežinau, sakė, ten atskira istorija. Mūsų laikas išseko, bet aš dar mačiau 3 rankas. Jeigu sugebėtų per 1 minutę užduot klausimą, gal atsakymą galėtų. Sveiki visi. Na, iš tiesų, man klausimas kyla 1 arba milijonas klausimų išeina, bet pirmiausia, tai klausimas pasitikėjimo ir pasitikėjimo trūkumas tarp centrinės valdžios, savivaldos ir visų kitų. Kol mes šitą neįspręsim, aš manau, mes čia galim diskutuoti, kalbėti, nes niekas nepasitika. Fiskalinė drausmė, galimybė pasiskolinti su tam tikrom išimtim ir taip toliau. Ir tada mano klausimas būtų toks. O vis dėlto, tie 35 kokie jūsų manymai?
Labai trumpai. Atsakysiu aš. Žinot, sudarysime, kaip tai nemas. Ilguoju periodu gali būti blogai. O ilguoju periodu vis tiek bus gerai. 35 bus gerai. Jeigu sutelpu. Pasistengsiu trumpai. Buvo sėkmės istorijų Lietuvoje nemažai, bet buvo ir nesėkmės istorijų. Čia Darbėnai, Žygaičiai, Pamanyto investicija, aš Vilniaus įdėjau. Tai kaip jūs manote, kas buvo negerai šitose patirtyse, kodėl tos idėjos tapo nesėkmės istorijų? Ką reikėjo kitaip daryti galbūt? Čia norėtųsi aukštesnė baigti, bet man tai buvo vienas iš tokių asmeniškai svarbių uždavinių ir mes pasidarėme net ir apklausą per skirtingus regionus, bet tai kaip ir žiūrima investicijas, tikėdamasi galbūt iš tikrųjų rasti regionų, kurie labai skeptiškai žiūri bet kokių naujų darbo vietų ateimo investicijų pritraukimą. Bet vis dėlto neradom, kad geografiškai kažkaip labai keistųsi tos nuomonės, didžiąją dalimi tai yra ganėtinai pozityviai vertinant naujų investuotojų ateimą kaip naujas galimybės, ypatingai per naujų darbo vietų ir mokamų darbo vietų atsiradimą. Bet pagrindinės rizikos yra tokios, kai mes nesugebame vesti atvirą pokalbį. Čia buvo toks labai svarbus žodis ištartas pasitikėjimas. Ir kai tas pasitikėjimas pradeda trūkčioti, tuomet jis sukuria labai daug ir labai greitai erdvės skepsiui, įsivaizdavimam, melams ir kitiems dalykams. Tai visos tos istorijos tą bendrą bruožą turi, kad ir per Vokietijos sprendimą vėlgi turėjo galimybę pasiklausyti Pamanyto atvejais, vėl nepagarsėjo, kad vėl ten kažkas baisaus įvyko, tai viso baigėsi tyrimai, nustatėme Moskvoje, kad jokių taršos reikalavimų nebuvo pažeista, bet ten dėl procedūrų tvarkų buvo 170 eurų dydžio bauda. Bet vietos paranoja ir... Dar čia klausimas? Greitai, aš jau matau, kad aš vis tiek visų klausimų neužduosiu, nes Plungės smulkiojo verslo asociacijos atstovus ryčia akcijas. Vis mes kalbėjom apie pramonę, apie parkus didžiulius, apie lezo, apie visko, bet apie ton smulkiai verslą mes iš vis neprisiminėm, kad ras pakankamą didelį dalį Lietuvos formuojama. Ir labai, aišku, aš nebeįsiplėsiu čia, nes čia taip daug klausimų. Aš labai norėčiau pakviesti jums, nes aplinkų daugiau tokia asociacija nebeiškeriamas vis. Nes smulkės verslas visai niekam nereikalings. Jeigu gerbama Jurgita to spiečių, tai dar sukurtų naujų verslų. Bet jau sukurti verslą sako, eikit jūs patys, atvakykitės, mokėkit balus ir mokytis. Tai aš radau čia esu atstovų labai džiaugos, bet vadom norėčiau vien paprastą klausimą. Kada mes galėsim nesirinkti nepriklausomą elektros tiekėjų, nors vienintelį klausimą sakyti, daugiau neturės. Tai galbūt jums žinot man dalykų, o čia visus kreito į mūsų susirinkėm pasikalbėti. Dėkui jums. Jo, tai aš tikiu, kad nei 35, nei 55 nesulauksim. Tada turėsim vieną duoną, vieną batoną, vieną pieną, vieną elektros tiekėją. Prasilaikai. Gerai. Paskutinis klausimas, o čia buvo. Pirmiausia, aš esu tam, čia suoliuokas, 25 metais finansuotis įdėjau. Man kaip pats pasaulis įdėliams. Sakau, kad iš sprendiečis aš nėra duoti Rygą. Sistema jau atidirtas, planuotas, kas veikia. O mano klausimas yra iš mano patirties ir kaitos, kaip sakot, Mongolijai. Aš pernai bandžiau Kolambatos valdybei įpiršti tokią filtracijoną, kuri gamina labai preciziškus vandens upės skaitymus. Vandens labai konkurencialų, kuris savo turi Vaksin banką, kuris finansuoja ECA. Lietuvoje šito nėra, tos subsidijų banko. Klausimas, tai svarstama, nesvarstama, ar reikia negalėtų tos funkcijos. Yra diskutuojama apie tai daug, bet žiūrint į Lietuvos eksporto visą struktūrą ir iš tiesų mes dabar turime eksporto garantijas.
Ir visus stengiasi apie tai kalbėti, bet tai niekada nesulaukia didelio suinteresuotumo. Ir čia, pavyzdžiui, kalbant, mes daug kalbam apie Ukrainą, ne? Padėti Lietuvos verslams į Ukrainą keliauti su darbais, su statybinėm medžiagom, su visu kuo. Daug noro, daug kalbų, daug visko, bet kai sakom, žiūrėkit, imkit iš mūsų garantijas, mes turim ten iki 5 ar iki 10 milijonų galim. Tai į Ukrainą mes šiuo metu esame išleidę apie 20 garantijų, bendrai 2 milijonų eurų sumai. Tai yra eksporto garantijos. Ir Lietuvos įmonės nesinaudoja eksporto garantijom dėl paprastos priežasties, nes eksporto garantijos puikiai veikia, kai eksportuoja kažkokią didelę, sudėtingą, brangią įrangą, kur ten bent keletas milijonų yra. Jeigu tu parduodi šilbelius daiktus, baldus ar ten kažkokios mažos erdvės prekes, tos eksporto garantijos nelabai reikia. Jeigu reikia skatinti iš eksporto per kitus instrumentus, tai gal, bet čia ne visai jau poiltės skėčių, galbūt per kažkas kitas institucijas. Bet tai va, toks sakymas galbūt. Jeigu aš tai sureaguosiu į gerbiamą draugės verslininką pasakyti, tai smulkiam verslui yra vienintelis išimtis, jums reikia vartotojų. Jums reikia vartotojų. Čia nieko nepadarysi ir vartotojai turi būti, miestas turi, miesteliai didėti turi. Ir ten žmonės turi vartoti, nes mūsų 70% visų pajamų yra iš vartotojų, iš to, ką mes išleidžiame. Ir jeigu nėra žmonių, tai tu dar įmonė gali, nėra žmonių, bet vis tiek gali parduoti į užsienį išvežti, o pas jūs taigi visi jūsų klientai tenais. Jeigu nėra žmonių, ir va štai viskas atsakymas, ir dabar iš tokių žmonių priimti. Arba jie čia gyvena, arba jie čia atvažiuoja, turi stalą ir panašiai kaip kiti miestai. Pasiims iš pensijų fondų, dabar išleiskime. Gerai, organizatoriai jau mojuoja, tai... Gerai, paskutinis klausimas. Ačiū. Įsiterpiu. Naudodamas progą, aš noriu paklausti ESO vadovo dėl galios mokesčių. Aš nežinau, gal buvo šitas klausimas, nes aš nesenai Briuselyje, sakant, turėjom temą Europos ekonominio socialinių reikalų komiteto, kurio narių iki šiol buvau. Tai, žodžiu, labai žmonės, kurie propaguoja šitą gaminantį vartotoją Europoje, stebėjosi, kad tokie yra galios mokesčiai. Tai naudodamas progą noriu paklausti, ar tie mokesčiai, kuriuos ir aš moku kaip gaminantis vartotojas, yra tam, kad patenkti tos 160 milijonų aferos įsipareigojimus, ar tai yra, sakant, tiesiog įprasta procedūra. Ir jeigu galite patvirtinkite, palinkite. Ačiū. Gerai, į klausimą, ar jau nustojau mušti savo žmoną, atsakysiu ne taip arba ne, o iš tikrųjų faktas. Tai apie 160 galėsim pasikalbėti atskirai, dėl to, kad Kronis afera visiškai nelimba ir visa ta afera atsirado tinkluose. Kalbant apie galios mokestį, jeigu pasižiūrėtumėm visą Europą, iš principo tinklai ir visa infrastruktūra yra fiksuoti kaštai. Tai reiškia, įsivaizduokime, kad jeigu mes turime, visą laiką suprantam, kad suprastumėm reikalą esmę, reikia hiperbolizuoti arba sumažinti. Įsivaizduokime, kad per tinklą prateka, mes neturim galios mokesčių ir mokame už kilovatvalandes. Tai žinau, kiek prakeliauja, tiek mokam. Įsivaizduokime, visi tampa gaminantys vartotojai, per tinklą prakeliauja 1 kilovatvalandė. Kiek jinai turėtų kainuoti? Jos kaina turėtų būti maždaug, nežinau, ar 1,880 milijonų. Dėl to, kad visas tinklas yra palaikomas, visi yra fiksuoti kaštai. Kalbant apie Europą, Europoje, tiesiog analizavom, turim visus duomenys, Europoje yra šalis nuo visiško fikso, kur tiesiog nemokama už srautą, mokama tik tai už galę, nes investuota yra į galę ir jau po to, kiek jie keliauja, mums reikia arba padidinti pralaidumus arba sumažinti. Yra kitos šalis, kur yra tik tai vartojimas, tik tai, kaip čia, judėjimas tuo tinklu ir pas mus yra gyventojai moka, yra skirtingas modelis, vėl gaminančių vartotojų modelis apskritai yra atskiras ir irgi galėsime apie Skirtingas modelis, aš kaip nevartotojas gaminantis finansuoju tave, kad tu galėtum gaminti elektrą, kur yra gerokai pigesnė negu iš tikrųjų yra. Šiandien yra panašiai, kai kuriuose šalyse teikia investuotojas. Tu esi vartotojas gaminantis. Aš esu investuotojas.
Kai kuriuose Gerai, diskusijos galime pratęsti vėliau, tačiau 15:30 mes yra sekantis pranešimas, kur galima perėti vėl atgal į kitą pastatą ir pasiklausyti tos pranešimo. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū Jums, kad dalyvavote.